JAV pajėgos ką tik surengė didžiulę operaciją Irano pakrantėje ir tai gali būti pirmasis žingsnis jėga atverti Hormūzo sąsiaurį. Būtent tai kartojame jau labai ilgą laiką. Nuo pat paliaubų pradžios JAV nuolat darė nuolaidas Iranui. Ir dėja, Iranas nevykdė savo susitarimo dalies. Hormūzo sąsiauris nėra atidarytas ir niekada nebuvo atidarytas. Tai nepaisant to, kad Iranas pažadėjo paliaubų susitarime, jei JAV nutrauks bombardavimą, Iranas nustos pulti civilius laivus. Būtent todėl vakar įvykęs išpuolis buvo toks svarbus ir netrukus aptarsime to išpuolio detalės. Bet pirmiausia, pažiūrėkite į tai. Operacijai epinis įniršis tęsiantis, prezidentas Trumpas išsakė vis griežtesnius grasinimus sunaikinti Irano ekonomiką, jei Iranas neatidarys arba iš naujo neatvers Hormūzo sąsiaurio. Iranas neatidarė sąsiaurio, o kampanija prieš Irano ekonominius taikinius taip ir neįvyko. Pirmas pavyzdys, kai JAV leido Iranui išsisukti, nors Iranas nepadarė to, ko mes iš jų norėjome. Antras pavyzdys. Balandžio 7-ąją prezidentas paskelbė paliaubą su Iranu, su sąlyga, kad Iranas atidarys Hormūzo sąsiaurį. Iranas neatidarė sąsiaurio, bet vis tiek gavo paliaubas. Tada balandžio 13-ąją deryboms stringant JAV karinis jūrų laivynas pradėjo blokuoti Irano uostus. Praėjusį sekmadienį prezidentas paskelbė apie Project Freedom, ribotą operaciją skirtą pradėti atkurti eismą Hormūzo sąsiauryje. Iranas atsakė atakuodamas sąsiauryje ir sausumos taikinius Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Dabar pakalbėsiu apie šias atakas JAV, nes JAV atsakas, arba tiksliau neatsakas iš Jungtinių valstijų, iš tikrųjų supykdė daugelį Persijos įlankos sąjungininkų. Bet pirmiausia, tęskime šią ataskaitą. Tada antradienio rytą, reaguodamas į šį atsaką, po nesutarimų su regiono sąjungininkais ir, kaip teigiama, siekdamas sudaryti sąlygas tolesnėms deryboms, prezidentas sustabdė pastangas atidaryti sąsiaurį, palikdamas jį faktiškai Irano kontroliai. JAV blokada išlieka. Tačiau kitaip tariant, nuo balandžio pradžios ši istorija yra vienašališkų Amerikos nuolaidų, neatsakytų Irano atakų, keisto atsitraukimo su Project Freedom ir prezidento grasinimų, kurie dar nebuvo įgyvendinti, istorija. Be pagrįsto įsitikinimo, kad sąsiaurio uždarimas suteikia jiems ekonominį ir politinį svertą prieš Vašingtoną, čia aprašytų faktų eiga negali nesustiprinti Irano vadovų pasitikėjimo, kad jų padėtis nėra tokia silpna, kaip galėtų atrodyti. Atrodo mažai tikėtina, kad jie bus nusiteikę greitai pasiūlyti didelės nuolaidas dėl branduolinio klausimo ir sąsiaurio. Juk prezidentas Trumpas pažadėjo Amerikos žmonėms 4-6 savaičių karą, o jo veiksmai aiškiai rodo nemorą grįžti prie didelių kovinių operacijų. Blogi karo rezultatai, tokie kaip Irano nuolatinė sąsiaurio kontrolė, gali įvykti. Geriausias būdas ryžtingai pakeisti situaciją mūsų naudai būtų atnaujinti pastangas išvalyti sąsiaurį, tuo pačiu išlaikant mūsų blokadą. Akivaizdu, kad tai rodo, jog Jungtinės valstijos elgiasi per daug draugiškai. Iš tikrųjų, mes elgiamės taip draugiškai, kad kai kurie mūsų sąjungininkai netgi buvo supykę dėl to, kiek daug laisvės suteikėme Iranui. Vos prieš 2 dienas, kai Iranas užpuolė Jocifas, Jungtinio štabo vadų pirmininkas generolas Denas Keinas viešai pareiškė, kad tai nebuvo nieko rimto. Tai nebuvo rimta ataka. JEE to taip nevertino, kai juos užpuolė. Į JEE buvo paleista maždaug tuzinas balistinių ir sparnuotųjų raketų. Vėlgi, raketos buvo numuštos, bet JE požiūriu jie to nelaikė menka ataka. Jiems tai buvo rimtas jų suvereniteto pažeidimas, tuo metu, kai Iranas tariamai laikėsi paliaubų su Jungtinėmis valstijomis. JAE ir Saudo Arabija norėjo, kad Jungtinės valstijos sureaguotų į Irano paliaubų pažeidimą, tačiau JAV nieko nepadarė. Ir tai tikriausiai paliko žymę mūsų santykiuose su Persijos įlankos sąjungininkais. Tačiau laimiai viskas pasikeitė vakar. Vos vakar JAV kariuomenė surengė smūgius Irano Kasemo uoste ir Bandaro Abaso uoste. Tai patvirtino aukšti JAV pareigūnai, o pats prezidentas Trumpas tai patvirtino, kaip netrukus patys pamatysite. Tačiau tai nereiškia, kad paliaubos baigėsi. Iš tikrųjų turime šiek tiek vaizdo medžiagos, kurią noriu jums parodyti prieš aptariant visas detalės. Štai Irano valstybinės žiniasklaidos paskelbta vaizdo medžiaga, kurioje užfiksuota oro gynybos veikla Teherane. Abejoju, ar tai vyksta virš Teherano, nes atakos daugiausia buvo sutelktos pakrantės rajone, bet tai yra vaizdo medžiaga užfiksuota Teherane. Pažiūrėkite. Pasak Semcom, tai buvo JAV saugančios amerikiečių karo laivus plaukiančius per Hormūzo sąsiaurį.
Štai pareiškimas. Jo EVF pajėgos atrėmė neišprovokuotas Irano atakas ir atsakė savigynos smūgiais, kai JAV karinio jūrų laivyno valdomųjų raketų eskadriniai minininkai gegužės 7 dieną plaukė per Hormūzo sąsiaurį. Irano pajėgos paleido kelias raketas, dronus ir mažus laivus, kai USS Trunston, USS Rafael Peralta, USS Mason plaukė tarptautiniu jūrų keliu. Nė vienas JAV objektas iš tikrųjų nebuvo pataikytas. Ir tai svarbu, nes Irano žiniasklaida paskelbė daug pareiškimų, sakydama: "Ei, mes taikėmės į JAV karo laivus, kurie bandė įplaukti į Hormūzo sąsiaurį." Iš tikrųjų, kai Iranas sako, kad jie į kažką taikėsi, tai reiškia tik tiek, kad jie paleido kelis dronus tą kryptimi. O iš tikrųjų, šie dronai ir raketos niekada net nepriartėja prie JAV karo laivų. Jie visada numušami gerokai anksčiau arba tiesiog nukrenta atviroje jūroje. Tačiau Iranui taikytis ar paleisti ką nors JAV taikinio kryptimi jau yra sėkmė. Nesvarbu, ar jie padaro kokios nors žalos ar ne. Vis dėlto grįžkime prie pareiškimo. JAV centrinė vadovybė sunaikino artėjančias grėsmes ir smogė Irano kariniams objektams atsakingiams už atakas prieš JAV pajėgas, įskaitant raketų ir dronų paleidimo vietas, vadavietės bei žvalgybos, stebėjimo ir žvalgybos punktus. CENTCOM nesiekia eskalacijos, tačiau išlieka dislokuota ir pasirengusi ginti Amerikos pajėgas. Tada taip pat turėjome prezidentą Trumpą, kuris patvirtino šią naujieną ir paaiškino, kad JAV karo laivai iš tikrųjų įplaukė ir išplaukė būdami apšaudomi, tačiau nebuvo apgadinti nei įplaukdami į Hormūzo sąsiaurį, nei išplaukdami iš jo. Pažiūrėkite į jo pareiškimą. 3 pasaulinio lygio amerikiečių naikintojai ką tik labai sėkmingai išplaukė iš Hormūzo sąsiaurio būdami apšaudomi. 3 naikintojai nebuvo apgadinti, tačiau Irano užpuolikams buvo padaryta didelė žala. Jie buvo visiškai sunaikinti kartu su daugybė mažų laivų, kurie buvo naudojami pakeisti visiškai sunaikintą jų laivyną. Šie laivai greitai ir efektyviai nugrimzdo į jūros dugną. Į mūsų naikintojus buvo paleistos raketos, kurios lengvai buvo numuštos. Taip pat atskrido dronai, kurie buvo sunaikinti ore. Normali šalis būtų leidusi šiems naikintojams praplaukti, bet Iranas nėra normali šalis. Jiems vadovauja bepročiai ir jei jie turėtų galimybę panaudoti branduolinius ginklus, jie tai padarytų be jokių abejonių. Tačiau jie niekada neturės tokios galimybės. Kaip ir šiandien juos vėl sutriuškinome, ateityje juos sutriuškinsime dar stipriau ir dar žiauriau, jei jie greitai nepasirašys savo susitarimo. Mūsų 3 naikintojai su nuostabia įgula dabar vėl prisijungs prie mūsų jūrų blokados, kuri iš tiesų yra plieno siena. Dabar prezidentas Trumpas iš tikrųjų kalbėjosi su žurnalistais ir šį išpuolį pavadino tik lengvu smūgiu. Jis sakė, kad paliaubos vis dar galioja. Šis išpuolis nieko nekeičia. Iš tiesų, štai jo pareiškimas, kurį jis padarė per televiziją. Paklausykite. Po šių smūgių ar paliaubos su Iranu vis dar galioja? Taip, galioja. Jie šiandien su mumis pasielgė nerimtai. Mes juos sutriuškinome. Jie pasielgė nerimtai. Aš tai vadinu smulkmeną. Aš tau pranešiu, kai nebebus paliaubų. Tau nereikės žinoti. Jei nebus paliaubų, tau nereikės žinoti. Tau tai reikės pamatyti vieną didelį smūgį iš Irano. Ir jie geriau tegul greitai pasirašo savo susitarimą. Tada jo taip pat paklausė, kaip vyksta dėrybos. Ar artimiausiu metu bus pasirašytas susitarimas? Prisiminkite, Iranui laikas spaudžia. Tai panašu į NFL naujokų biržą ar kažką panašaus. Bet Iranas turi 48 valandas, kurios turėtų baigtis kažkada šį vakarą, kai jūs žiūrėsite šį vaizdo įrašą penktadienį. Taigi pažiūrėkime, ar Iranas sureaguos ar ne. O štai ką pasakė prezidentas Trumpas. Dėrybos vyksta labai gerai, bet jie turi suprasti, kad jei susitarimas nebus pasirašytas, jų laukia daug kančių. Jų laukia daug kančių. Jie nori pasirašyti susitarimą. Galiu jums pasakyti, jie nori jį pasirašyti daug labiau nei aš. Šiandien per sąsiaurį praplaukė 3 pasaulinio lygio eskadriniai minininkai. Bet kuri kita šalis tokiomis aplinkybėmis būtų juos paleidusi raketas ir dronus, o prie jų dar artėjo tos kvailos valtys. Jie buvo sunaikinti maždaug per 2 minutės. Jų tanklaivis buvo susprogdintas. Žinote, ką mes padarėme su tanklaiviu? Mes nenorėjome sukelti aplinkos problemų, todėl iššovėme į vairą ir tanklaivis tiesiog sukosi ratu. Jie neturėjo to daryti šiandien. Mes manėme, kad jie gali tai pasielgti, nežinojome tiksliai, bet buvome pasiruošę. Jie paleido raketas. Kiekviena raketa buvo numušta, kiekvienas dronas buvo numuštas. O žmonės, kurie šaudė, jau nebėra tarp mūsų. Dabar juokingiausias dalykas, kuris nutiko vakar, buvo tas, kad Iranas netyčia pataikė į vieną iš savo sąjungininkų. Ir tą sąjungininką, kurio jiems dabar labai reikia. Tas sąjungininkas buvo Kinija. Prieš pradėdami apie tai kalbėti, tiesiog greitas priminimas paspausti patinka ir prenumeruoti mygtukus apačioje. Tai tikrai labai mums padeda, kai parodote savo palaikymą vaizdo įrašui. Nes taip jis pasiekia daugiau žmonių. Dabar pakalbėkime apie šią didžiulę klaidą, kurią padarė pats Iranas. Pasak Reuters, praėjusį sekmadienį prie Jungtinių Arabų Emiratų Al Džaziros uosto į didelį
didelį Kinijos rafinuotų produktų tanklaivį pataikė Irano sviedinys. Laivo savininko šaltinio teigimu, tai pirmas kartas, kai Kinijos laivas nukentėjo nuo Irano ugnies nuo konflikto pradžios. Pranešama, kad laivas buvo pažymėtas kaip priklausantis Kinijos savininkui ir turėjo kinų įgulą, tačiau nepaisant to, jis vis tiek buvo taikinys. Svarbu prisiminti, kad pirmadienis buvo ta pati naktis, kai Irano užsienio reikalų ministras vyko į Kiniją prašyti pagalbos. Ir lyg to būtų negana, tai jau savaime atrodo juokinga. Ar prisimenate, kad šio karo pradžioje būtent Kinija suteikė Iranui priešlaivinių raketų, tikėdamasi, kad Iranas jas panaudos prieš Amerikos karo laivus? Panašu, kad Iranas naudoja kiniškas priešlaivines raketas prieš Kinijos civilinius laivus ir juos sunaikina. Štai kokia šios situacijos ironija. Dabar turiu jums klausimą. Kaip manote, ar Iranas tyčia taikėsi į Kinijos laivą? O gal manote, kad Timur raketos, kurias Kinijos komunistų partija perdavė Iranui, sugedo skrydžio metu ir pataikė į Kinijos laivą, į kurį Iranas tikriausiai net nesitaikė? Parašykite savo nuomonę komentaruose žemiau. Tai viskas šiandienai. Šį įrašą darau ketvirtadienio vakarą, tad dar turime palaukti ir pažiūrėti, kas nutiks. Ar Iranas dėl šio išpuolio nutrauks paliaubas? O gal Iranas vis tiek laikysis paliaubų ir tikiuosi pasirašys kokį nors susitarimo memorandumą, kad jų ekonomika išliktų? Sužinosime laikui bėdant. Būtinai jūs informuosiu kitame vaizdo įraše, kai tik turėsime daugiau informacijos.